žinot kokią to kainą, kad nekirst. Atiduodat mobilų telefoną man ir kompiuterį namuose. Internetą atjungia. Ar sutinkat? Gerai, tai lauksiu. Po diskusijų ateinas pas mane. Vidilmiškai yra ramybiai paliekami. Tai įsivaizduojat, kiek dar paukštukų peri ir kiek džiaugiasi. Nu, vienas kitas ten kiaušinukas nukrito, ten sudužo. Taigi dar paukščio pačio nenužudo tik tą kiaušinį, o tas paukštis, kur perėjo, nuskrenda nuo kiaušinių ir viskas. Nu. Tai ne paukštukas žudo kiaušinį, o kiaušinienę valgo. Kas nevalgo kiaušinienę? Visi valgo, nu į ką. Taip manau, kad čia problemų nekelkim, kaip dirbam, taip įdirbkim. Kas? Nu, paukštėmis čia gyvena, nu, kas čia tokia. Taip, kad manau, problemų nekelkim. Pavyzdžiui, turi medžiate lizdus, kai juos nukrenta, jų nebelieka ir kiaušinėliai nukrenta. Ir taip naikinami yra paukščiai. Ačiū mūsų mažiesiems. Ir toliau bandysiu parodyti tuos O, jau lengviau, jau supratot. Ne, palies stengiatės, ne. Tu žinai, gamta visų namai. Ją mylėti, saugot reikia būtinai. Tai smagu, kai girdi mošančius miškus. Ir paukštelių švelnius, tai maži. Sako mus gamta labai graži. Neliokotos savo turinio, tai visų mūsų pareiga. Siautėm, rėkėm, išdykavom. Kol Jūratį supakavo. Pati 8 visi jau ant kojų sukelti. Daro mankštą, krosą bėgam, nors naktim ilgai nemiegam. Mes labai Trituptukai mums draugai, trituptukai mums draugai. jei rikiuotė nepavyksta, tuoj švilpuką mes išgirstam. Mylim Vaidą ir Robertą, švilpti jiems tikrai neverta. Ačiū tariam jums labai, mylim jūs abu karštai.
Pirmiausia, iš tikrųjų labai norėčiau visiems padėkoti už jūsų aktyvumą, žingeidumą ir už jūsų veiklą jaunųjų miško bičiulių būrelių sambūrio veikloje. O dabar pirmiausia, ką mes apdovanosim, kas yra patys verčiausi? Mokytojai. Mokytojai, kurie stovykla tai yra tik fragmentinė veikla, o kasdien jūs veda į mišką, priverčia pamilti mišką ir jį pažinti, tai yra jūsų mokytojai. Ir dabar mes į sceną pakviesime... Atsiprašau. Mokytoja Irena Žebelienė. Mokytoja Irena Žebelienė, mokytoja Alma Zukauskienė, mokytoja Česlava Pociūnienė, visas kokias neišeiti. Česlava Pociūnienė, Janina Daukienė, Vilma Novikienė, Regina Ragaliauskienė, Almina Raišelė ir Gita Žodėlienė. Vaikai, šie mokytojai jūs atsivežė į stovyklą ir pasakykim jiems visi 3 kartus. Ačiū! 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 Ačiū jums labai už jūsų kasdieninį darbą. Mes žinome, kad kiekvienas žmogus turi savo žinutės, savo inspiracijas ir aš noriu padėti. Tačiau visas būrys yra labai šaunus ir